klausimas. Dabar jau nuo jūsų pradėsim. Anykščiuose vyksta 2 renginiai. Kuriame dalyvautumėt? LGBT paradas ar didysis šeimos gynimo maršas 2023? Žinau, kad LGBT paradė. Aš esu socialdemokratas, esu vis tiek tolerantiškas šito atžvilgiu. Nu ką darysi, taip jau vadinasi. Tai dalyvautumėte. Taip. Bet jeigu iš šitų dviejų rinktis, Tai nes šitų jau kitas dviejų tikrai man klausimas nepriimtinas. toksai. Man Taip. kitas nepriimtinas visiškai. Gerai, ponė Sonata. Jo, aš jeigu reiktų rinktis, tai pritarčiau gerbiamam Dainiui, nes iš tikrųjų, bet paraduose nedalyvaučiau. Savo norų neįtumėt, čia tik tai, Ne, jeigu nu, tai reikėtų čia- pasirinkti. Taip. Gerai, ponė Tubijai. Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga pasisako už šeimą, tautą ir tėvynę. Tai šeima yra visuomenės ląstelė, tai yra pagrindas. Jeigu vaikas turi tėvą, mamą, jis turi senelį, močiutę, turi prosenelį, jis turi kiemą, jis tėvynę ir atmintį turi. Jeigu šito nebus, mes ir Lietuvos nebeturėsime. Tai jūs į šeimos maršą eitumėt. O kodėlgi ne? Šeimą paremti visada reikia. Bet Ir jau- į šeimų maršą, tą, kurį mes žinom, į šeimų maršą. Žinokit, aš nekvestionuoju, neskirstau žmonių į gerus ir blogus. LGBT taip pat jie turi savo interesus ir gyvenimo būdą, bet negalima reklamuotis kitų sąskaitą. Gerai, tai Aš žodžiu, manau, jūsų kad atsakym- gerai, jūsų atsakymas- tikroji šeima, kuria su mūsų tradiciniam vertybėm, ji man svarbesnė. Gerai, prašau, ponė. Paradė, kad Kęstučio nesusitikčiau. Susitiktume šitam nudistų klube. Nesaklausiu. Ponė merė. Ne, aš irgi turbūt esu šeimos žmogus ir bet šeimų maršė aš vienam renginį dalyvavau pernai ar užpernai per sausio 13 ir aš kai mačiau ten tuos baubikus, tai man tiesą pasakius baisu, aš jau geriau tada iš šono stebėčiau LGBT paradą. Tai bent jau saugiau jaučiausi. O neitumėt į paradą, tik tai stebėtumėt? Ne, neičiau. Su